8:39 ir intriga vis dar tęsiasi. Kas prisijungėte tik dabar iš radio centro, su jumis geras rytas ir Gedimino žadėta kažkokia tai labai romantiška. Na, žinai, nieko nuostabaus, romantika prie mokyklos visuomet dėrėjo ir dabar turėsime, tikiuosi, labai romantišką pokalbį su netikėto romantiška pabaiga, kuris taip pat yra susijęs su mokykla, nes mums parašė į radio centrą klausytojas vardu Andrius, kuris nori kai ką romantiško prisiminti apie savo mokyklą. Na gerai, jau nebekankinkime. Labas rytas, Andriau. Labas rytas. Labai džiaugiamės, Andriau, kad parašei mums ir džiaugiamės, kad klausaisi radio centro. Tad norim klausti, koksgi tas mokyklos romantiškas prisiminimas? Na, pradėsiu nuo to, kad man jau 36 metai. Dar tik 36. Na, mokyklos požiūriu tai jau tikrai nemažai, tad nuo mokyklos laikų daug prabėgo laiko ir labai yra dar vis šilti prisiminimai ir geri prisiminimai iš tų laikų. Tiesiog prisiminus vieną žmogų, dėja, kuriam taip tada ir nieko mokyklos laikais ir nepasakiau, ką dabar norėčiau susigrąžinti ir pasakyti. Tai ar aš teisingai suprantu, kad mes dabar tiesioginėme eteryje turėsime meilės prisipažinimą mokyklos pirmai meiliai? Norėčiau. Tai, Andriau, prašom, drąsiai rėžkit. Pradėsiu nuo to, kad visa tai vyko Raseinių antroji viduriniai mokyklai. Tai buvo tokia mergaitė vardu Solveiga, su kuria lankiau mokyklą nuo 1 iki 9 klasės, o vėliau mūsų keliai šiek tiek išsiskyrė ir per tą laiką tiesiog nepavyko man jai nieko pasakyti to. Bet aš vis dar ir po šiai dienai atsimenu ją, sapnuoju ir tikrai galėčiau pasakyti, kad vis ją dar myliu. Andriau, kaip gražu. Iš tikrųjų, jeigu Solveiga dabar girdi, tai garantuoju, kad iš laimės verkia. Nes Aušra tai beveik yra apsiašarojus iš jautrumo. Aš tikrai nemeluosiu, Andriau. Iki širdies gelmių sujaudinotės šito tokiu šiltu ir nuoširdžiu prisipažinimu. Aš taip tikiuosi, kad Solveiga tai girdėjo, jeigu negirdėjo, kad kas nors jai papasakos. Na, tikiuosi, kad girdėjau. Ačiū, Andriu, labai už skambutį. Linkime, kad, kaip sakant, ateityje tos meilės pavyktų nenutilėti, nes, meilė yra toks dalykas, apie kurią, kad ir kaip būtų kartais nedrąsu, reikia kitam žmogui duoti žinoti. Dabar jau žinau. Ačiū labai už skambutį ir palaikykime ryšį, ar nesusirašinėkim ir po to papasakosit, kaip ten viskas klostosi. Sutarta? Gerai. Iki. Ačiū, Andriui. Na, iš tiesų, atrodo mokyklos tema, vadovėliai, mokytojai, egzaminai, o pasirodo, kiek visuomet mokykloje tos meilės. Ir visiems čia, ne tik tai Andriui. Aš net nebejoju, kad kiekvienam iš mūsų ir kiekvienam mūsų klausytojui yra tekę mokykloje patirti ir meilę, ir tą pirmąją meilę, ir laimingą, ir nelaimingą. Taip, mokykla yra ne tik matematikos, istorijos ir chemijos žinių, kaip pasakyti, aruodas, bet ir jausmų pamoka pirmoji, ar ne? Na, iš tiesų, bičiuliai, ačiū labai, kad esate su mumis tokie atviri ir nebijote dalintis net ir kartais intimiausiomis akimirkomis. Ir mums tikrai yra labai malonu padėti jums kartais prisipažinti meilę, net jeigu ji ir kartais atsuka laiką 14 metų atgal. Tad mylėkite ir būkite mylimi.